Mulinex Maniac baigė skambėti 10 minučių iki 20 valandos. Vat, netrukus pradėsim skambučius, bet dar kur turim laiko, mes galim pasikalbėti vieną tokią temą. Vat, Rolai, ar tu atsimeni savo pirmą bučinį, savo pirmąjį pasimatymą su mergina, pirmąjį kartą ir panašiai? Atsimenu, žinok, viską, ką tu vardinė. Tai tau tai yra svarbu? Tai visiems tai yra svarbu. Sakai? Aišku, visiems svarbu. Aš irgi, pavyzdžiui, atsimenu, kad 16 metų per bitininkų šventę pasibučiavau su Jūrate. Pirmą kartą 16 metų pasibučiavau ir buvau jau išėjau iš bitininkų šventės, jau kietesnis. 17 kai kas kito buvo, 18 dar kai ko. Netgi žinau, kad ir 30 dar kai ko buvo naujo. Tai reiškia, mes atsimenam, ar ne? Tai svarbu. Kiekvieną kartą vis kažkas naujo, ne? Bet gal yra, kam nebesvarbu, žinai, pavyzdžiui, merginos kokios nors dabar šiuolaikinės. Sakai, būna, kad nebevertina, pavyzdžiui. Tipo, pirmas kartas, dzin. Net nežinau, su kuo, kada čia buvo ir panašiai. Tai galit mums paskambinti studiją 852411010 ir pasipasakot savo tuos kartus, ar jūs juos sureikšminat, ar jums jie yra svarbus, ar visiškai dzin. Jo. Apie meilės. Ar skaičiuojat iš tikrųjų laiko, kiek, pavyzdžiui, draugaujat, ar atsimenat tą laiką, kai pirmą kartą jūs pasibučiavot su savo dabartiniu vaikinu arba mergina, ar turėjot jau sekso ir ar tai, pavyzdžiui, skaičiuojat draugystę nuo pirmo bučinio, nuo pirmo pasimatymo ar nuo pirmo sekso? Nes, pavyzdžiui, merginos žino, kad jeigu kokią nors lapkričio 11, tai su vaikinu pradėjo draugauti, jos atsimins visada lapkričio 11. Bet vaikinai galbūt ne visada atsimena. Taip. Bet tai skambinkite mums į studiją 852411010. Svarbu. Liolio, kas mums skambina? Labas vakaras. Labas vakaras. Kuo vardu? Sveiki, Ramūnas mano vardas. Ramūnas Jakutis. Oi, kaip smagu, smagu. Jakutė, iš kur tu mums skambini? Aš skambinu iš namų jums skambinu ir vat irgi noriu papasakoti, jūs taip kalbėjot apie santykius, apie bučinius. Tai aš noriu irgi papasakoti apie Vaidutę, kaip mes su Vaidutė susipažinom. Yra mano puikiai meilė, labai mūsų gražų santykiai ir mes susipažinom su ją nuo 6 kažkur tai klasės, bet mes super. Ilgai labai bendravom su ją. O 6 klasė, tu antiek smulkiai prisimeni, klausyk, Ramūnai, 6 klasė tai čia buvo pradžioj, pabaigoj, per vasarą kažkaip, tai kaip čia? Ne, bet persikraustė, kai Vaidutė pas mus tenai į mokyklą, nes tai ten mokiausi ir jinai 6 klasę atėjo ir mes tada susipažinom ir paskui prie ten toks ne karuselių, bet tokias kaip supinės buvo ir mes prie supinės ten stovėjom ir va tenai viskas, toksai buvo pakšt bučinys. Tiesiog pakšt, tai nebuvo su liežuviais nesibučiavai, ne? Ne, su liežuviais tai nebuvo tenai. Liežuviai taip nelabai gal ir gal ten labai gerai su tais liežuviais. Bet mes ir universitete. Tai tu iki šiol su Vaidutė draugauji dar? Taip. Wow. Tai kiek čia metų jau? Tai mes jau dabar jau kokių 20 metų jau. Wow! O kada jūs pirmą kartą pasimylėjot? Gal aš taip nepasakysiu, mes labiau vadinam taip švelnumo valandėlėm. Tu valandėlę? O kada jūs pradėjo pirmą kartą, kaip jūs tai padarėte? Jau prieš 4 metus pirmą kartą. 3 mėnesius ir 4 dienas. Ir tai užtruko būtent valandėlę? Tiesiog gal tas visas procesas taip vadinasi valandėlės, tai aš neįvardinčiau, bet man greičiau viskas būna. Ramūnai, ar Vaida džiaugiasi? Vaidutė džiaugiasi? Jinai džiaugiasi labai, aišku, jinai labai yra temperamentinga, charakteringa mergina ir gal ne visą laiką ten su manim kartu būdavo kartais mes ir išsiskiriam ir jinai ten kitų draugų įvairių turėjo, bet iš tikrųjų tai aš, kai žmogų myli, tai ir visai nesvarbu, kai jinai gal ir kažką kito turėjo, aš tai niekad neturėjau nieko kito ir visą laiką buvau jai ištikimas, tai manau, kad svarbiausia yra mylėti žmogų, gerbti tą žmogų ir visą laiką jam galėti leisti ir vėl būti su juo kartu. Reikėtų tau medalį, Ramūnai. Nuo širdus tu toks vyras, toks tikrai vyras mačio. Klausyk, tai ačiū, kad pasidalinai savo istoriją. Tai tau, kaip suprantame, svarbu visos tos datos, tu atsimeni, kada pradėjo draugauti, kada buvo pirmas kartas, nepamiršti, kada gėlės įteikti Vaidutei, ar ne? Aš visą laiką atsimenu, gal Vaidutei sunkiau atsiminti, nes jinai irgi labai užimtas žmogus, tai aš jau atsimenu ir tada jau čia aš imuosi iniciatyvos. O Vaidutė kuom gyvenime užsiema?
Tai visokių turi reikalų ir su draugiam dažnai būna susitinka, arba ten buvo ir pakeliauja kartais, ir su draugiam, su draugais įvairiais ten, arba ir į bizą kažkur važiuoja, ten sako, ten jie šoka, linksmai leidžia. Aišku. Nu tai tikrai ištikima tada. Taip, su draugais. Tada tikrai ištikima. Supratau, kokios jis gėlės patinka, vat, tu vis tiek žinai čia geriau. Tai rožės patinka, arba net ir ramūnės, aš dažnai Supratau. Kad nuoširdų, man atrodo, svarbu yra, ką tu darai žmogui, tai aš, pavyzdžiui, kai pavasarį iš laukų nešu dažnai gėlės įvairiausias. Nu, puiku, šaunuolis. Na ką jau čia daug. Tai ačiū, kad dar kartą paskambinai, dažniau skambink, mes visada atviri esam tau ir va tokio pobūdžio bohuriuką, kuris yra taip mylintis ir atsidavęs savo antrai pusiai. Pasisuksim. Nes man labai, aš gal ir paskambinsiu jums, nes anksčiau ne visą laiką ir klausydavau, aš įvairias radijos stotis klausydavau, bet dabar, kai pradėjau jūsų klausyti, ir man labai geras laikas yra, jau aš esu po darbo, tai ir nebe kamščiuose, nes kamščiuose tai vis tiek turi stebėti kelią, žiūrėti, vairuoti, būti dėmesingas, o aš jau dabar namuose ir klausausi jūsų ir vis karts nuo karto jums paskambinsiu. Nu super. Labai džiaugiamas. Tai gero vakaro, linkėjimai Vaidutei. O jos dabar nėra šalia? Ne, dabar jinai su draugėmis yra, kada pirmadienis yra, tai pirmadienis dažnai jinai su draugėmis susitinka, būna ir antradienį, įvairiai, bet dabar nėra. Supratau. Ačiū tau. Kol kas gero vakaro, iki. Ate, Ramūnai. Ačiū, iki. Viso gero. Štai toks mūsų Ramūnas, atrastas naujas klausytojas, kaip smagu. O mes... Įsivesk jo numerį, paskambinsim jam. Įsivedžiau, tikrai jau. O čia...